Šiandienos tema bus apie dvi Europos šalis, kurios dažnai būna nurašomos kaip nelygiavertės NATO partnerės ir galbūt nepakankamai prisidedančios prie Europos gynybos. Ir įvertinę situaciją su tomis šalimis, pažvelgsime į pokyčius dabartinėje Europos gynyboje, atsižvelgiant į Rusijos provokacijas. Ir panašu, kad yra gerų požymių ta tema, taigi labai smarkiai nesiplečiant, pirmoji šalis yra Turkija. Ir turkus dažnai daug kas nurašo, klausinėdami, ką jie iš vis veikia tarp NATO, ar jie daugiau bendradarbiauja su Europą, ar jie žiūri į save daugiau, ar tai jie yra Rusijos draugai, nes tokia kartais būna nelabai aiški Turkijos pozicija, bet čia reikėtų iš tikrųjų atskirti karinio alijanso poziciją Turkijoje ir ekonominę Turkijos poziciją, nes turkai daugybę metų nori stoti į Europos Sąjungą, bet Europos Sąjunga nelabai juos nori prisimti dėl tam tikrų žmogaus teisių įstatymų nebuvimo ir apskritai tam tikrų laiptelių, kurių Turkija nesugeba perlipti. Tai yra reikalavimai stojimui į Europos Sąjungą ir jie neturi tokio didelio ekonominio bendradarbiavimo su Turkija. Taigi turkai žvalgosi į kitas šalis, kurios yra jiems asmeniškai naudingiausios būtent prekybos keliams ir bendradarbiavimui. Ir čia dažnai pasitaiko Rusija, Rusai daug naftos į Turkiją eksportavo, daug dujų vis dar eksportuoja. Pabrėžiu, kad naftos daug eksportavo, o ne eksportuoja, todėl kad pastaraisiais mėnesiais turkai, tarp kitko, per Juodąją jūrą ėmė eksportuoti žymiai mažiau ir vis mažiau naftos, ir tas naftos importas iš Rusijos yra sumažėjęs bene 8 kartus nuo 1,6 milijono barelių per mėnesį iki 200 tūkstančių barelių, ir turkai šiai dienai dairosi kitų naftos eksportuotojų, kitų šalių, kitų partnerių, ta prasme. Tai su Rusija, šitoj vietoj, bent jau kalbant apie naftą, tas bendradarbiavimas yra ryškiai mažinamas. Turkai apskritai yra labai svarbus Europai, tokie kaip vartai į Europą, apskritai iš rytų pusės, iš artimų rytų regiono. Per turkus susistabdo belenkokia galima migrantų krizė į Europą. Turkai yra labai didelė atsvara Rusijos įtakai Europoje būtent per šitą visą regioną. Ir turkai buvo labai svarbus tuo momentu, kai krito Sirijos Bašaro vyriausybė. Ir turkai labai staigiai sugebėjo peremti Rusijos vakuumą Sirijoje, taigi ėmė bendradarbiauti su naujaja Sirijos vyriausybė. Turkams įtakojant, naujoji Sirijos vyriausybė užmezgė santykius su Ukraina, buvo kalbos apie saugumo bendradarbiavimą, apie dronų sistemų pirkimą iš Ukrainos, ir to viso pasekoje, ypatingai turkams įtakojant ir kažkiek tikriausiai ir Ukrainai prisidedant, Sirijos vyriausybė beveik didžiąją dalimi išstūmė rusus iš rusų turėtų bazių Sirijos teritorijoje, ir visas praktiškai tas bazės po truputį periminėja turkai, ir turkai šiuo metu rūpinasi Sirijos stabilumu ir saugumu. Tai šitoj vietoj turkai yra labai svarbi šalis, kuri išstūmė rusus iš įtakos šiame regione. Ir reikia visada prisiminti, kad turkai dar 15 metais vykstant Sirijos pilietiniam karui buvo ir iki šiol iš tikrųjų yra vienintelė NATO šalis, kuri numušė Rusijos naikintuvą, nes tas įskrido į Turkijos teritorija, tai tuo pačiu ir NATO teritorija. Tai vienintelė šalis, kuri perspėjo, davė kažkiek sekundžių persigalvoti, rusai buvo naglesni, tai turkai pasirodė
ne tas, kad dar naglesni, bet tiesiog pastovėjo už save ir parodė, jūs čia nelyskit. Ir vat praktiškai nuo to karto tarp Turkijos ir Rusijos yra tokia pagarba. Ta prasme, vat yra tas momentas, kad rusai supranta jėgos kalbą. Tai vat nuo tada rusai labai atsargiai laikosi Turkijos. Ir netgi kalbant apie Kaukazo regioną, Kaukaze turkai labai gerai bendradarbiauja šiai dienai su Azerbaidžanu ir irgi plėtoja savo įtaką tame regione, įskaitant turkai labai palaiko Krymo totorių tautiškumo išsaugojimą ir netgi turkai labai palaiko Kaukazo šiaurėje. Kaukazo šiaurėje skaitosi Rusijos teritorija, jau yra Kaukazo pietus, tai va 3 šalis - Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, kurios dar laisvas, šiai dienai laisvas šalis yra, ne dar, o tiesiog laisvos šalis. Ir yra tų šalių, kurios prarado savo tautiškumą, tai yra buvo kažkurio momento istorijoje okupuotos Rusijos. Tai vat vykstant Kaukazo karui, tai yra 1817 iki 64 metų, jeigu neklystu, Rusija okupavo nemažai Kaukazo tautų, ir čia įskaitant ir čečėnus, ir ten vat Kaukazo šiaurėje buvo tokie čerkasai tauta. Daug čerkasų emigravo į Turkiją, būtent to karo pasėkoje. Ir šiuo metu Turkijoje gyvena didesnė čerkasų bendruomenė negu pačioj Rusijai toj tėvynėje, taip sakant, čerkasų. Todėl tie turkų čerkasai palaiko labai didelį ryšį su rusų čerkasais ir stengiasi išsaugoti jų tautiškumą. Ir, ta prasme, jeigu palyginti, aš manau, kad lygiai taip pat, kaip žydų bendruomenė turi didelę įtaką Amerikai, tai vat čerkasų bendruomenė turi įtaką Turkijai, taip sakant. Tai vat turkai yra tokie vat už tų vat šalių, tų tautų, tautiškumo išsaugojimo, kas liečia okupuotas Rusijos tautas. Ir kalbant apie karą Ukrainoje, turkai buvo labai svarbus karo pradžioje, nes blokavo rusų laivynui įplaukimą į Juodąją jūrą iš Viduržemio jūros. Taigi rusai negalėjo pakankamai sutvirtinti savo Juodosios jūros karinio laivyno ir ukrainiečiai per laiką, aišku, surado būdus, naudojant jau jūrinius dronus ir visokius kokius dronus, kaip tą laivyną išdaužyti, ten išvyti iš tos Juodosios jūros. Tai praktiškai turkai buvo tas kertinis akmuo, kodėl šiai dienai rusai nebeturi savo laivyno Juodojoje jūroje, nes vis pirma neleido jiems jo papildyti. Taip pat turkai buvo labai svarbus derintis dėl Ukrainos grūdų eksporto koridoriaus Juodąją jūrą ir apskritai turkai vedė derybas tarp Rusijos ir Ukrainos karo metu. Ir kas ten žino, gal ateityje mes dar pamatysime, gal dar kartą jiems teks vesti derybas jau, kai rusai pasidavinės. Taigi, turkai taip pat dar yra svarbus, žvelgiant į NATO šalis ir Europą, tuom, kad jie vykdo oro patruliavimo misijas, įskaitant virš Baltijos šalių ir pagrindė rytinėme flange. Tai vat ant tiek turkai yra iš tikro svarbus ir turkai iš tikro yra dabar ginklų gamintojai gan didelį ir eksportuotojai pastaraisiais metais pasidarė. Turkai vis pirma Bairaktarus davė Ukrainai, kas karo pradžioje labai padėjo. Tikriausiai nemažai iš jūsų lietuvių prisidėjo prie pirmo lietuviško Bairaktarą pirkimo. Aš asmeniškai turiu dar tą tokį diplomėlį parsisintęs netikrą, kuris iš tikro yra toks geras prisiminimas, kad prisidėjai prie tokio dalyko Ukrainai. Daug šarvuočių Ukrainai tą davė turkai. Ta prasme, turkai turi gan svarų žodį kare Ukrainoje, kas liečia kažkokias tai dėrybas su rusais ir kas liečia Juodąją jūrą. Tai
turkai yra gan tokia svarbi NATO šalis visai Europos tokio rytinės pusės apsaugai ir įtakai. Kita šalis - Ispanija. Ir pastaruoju metu ispanus daug kas nurašo, bet manau, kad tas toks mąstymas apie ispanus daugiau ateina ir nuomonės formavimas būtent iš Amerikos, nes ar tai ispanai nepakankamai investuoja į gynybą, ar tai ispanai neprisideda prie NATO plėtros, ar ispanai leftistai, ispanai įsileidžia migrantus, dar kažką. Tai vat keli dalykai tokie ispanų gynybai, tai visų pirma, ispanai neįleido nei kiek migrantų į Europą visų pirma. Migrantų krizė, kuri buvo Seutoje, vyko Afrikoje. Seuta, Ispanijos valdomas miestelis, yra Afrikos žemynė, o ne Europos žemynė. Nė vienas migrantas iš tos Seutos neatplaukė Europą ir per Ispaniją jokios migrantų minios nepateko į Europą. Ir didžiausias mitas apie visą šitą krizę tai yra tame, kad ispanai priėmė įstatymą, kad visi atplaukę per jūrą migrantai bus staiga priimti ta prasme, gaus Ispanijos pilietybę. Tai čia yra toks didžiausias mitas, nes tai buvo vienas atvejis, kai į Ispanijos Seutą atplaukė per jūrą alžyrietis vienas ir Ispanijos teismas sprendė, ką daryti, ar jį iš karto grąžinti į Maroką, nes jis iš Maroko atplaukė, ar teisiškai jį laikyti pas save ir tiesiog teisminiu būdu po to spręsti jo likimą, kur jį dėti ir kaip jį gražinti. Tai va, ta prasme, nebuvo priimto įstatymo, kur masiškai priimam daug žmonių pas save, jeigu jie atplaukia su jūra. Va čia toks mitas yra. Kuom svarbus ispanai Ukrainai? Ispanai tiekė daug Patriot raketų, daug NASAMS raketų, daug artilerijos, vykdė apmokymus F-16 pilotams, apie 9000 Ukrainos karių apmokė karo pradžioje. Aišku, dabar jau galim būti sakyti, kad Ukrainos kariai galėtų jau apmokinti Ispanijos karius atsižvelgiant į patirtį ir dronų karo pasikeitimą. Bet savo momentu Ispanija apmokė labai daug Ukrainos karių. Ispanai svarbus Europos ginklų gamyboje, nes gamina vienus geriausių radarų ir jų komponentų, elektroninių sistemų visokių. Ispanai, kad ir kaip amerikiečiai jų nemėgtų, kadangi neleido naudotis savo bazėmis būtent Irano karui, bet tai nereiškia, kad ispanai apskritai neleidžia amerikiečiams naudoti savo karinėmis bazėmis. Šiuo metu ispanų rota bazėje laivų bazuojasi 5 Aegis klasės amerikiečių kariniai laivai. Ta prasme, ispanai NATO partneriams leidžia naudoti savo bazėmis kažkokioms tai draugiškoms misijoms, treniruotėms ar tiesiog bazuotis, jeigu to reikia, bet tiesiog neleido vykdyti karinių veiksmų kare, prieš kurį Ispanijos tiesiog vyriausybė tiesiog nepritarė tam karui. Tai va tiek. Tie patys ispanai 2025 metų žiemą bazavosi Lietuvoje, Šiauliuose ir vykdė oro patruliavimą. Ir ispanai yra svarbus dar Europos naikintuvų gamyboje, nes jie kartu su britais, italais ir vokiečiais gamina Eurofighter 4 naikintuvą. Ir va čia pereiname jau į tuos pokyčius Europos gynyboje. Tai va rugpjūčio 14 Latvijoje buvo numuštas rusiškas dronas. Ir rusišką droną numušė italų naikintuvas Eurofighter 4. Čia vat pabrėžiu, kurio komponentus taip vat gamina ir ispanai. Ir pakilęs iš Lietuvos, italų naikintuvas Eurofighter 4 pakilo iš Lietuvos, iš Šiaulių bazės, jeigu neklystu, numušė droną virš Latvijos. Bet toj pačioj misijai dalyvavo ir 2 turkų naikintuvai, kurie pakilo iš Estijos. Tai vat
ispanai prisideda šitoj visoj misijai tame, kad jų gaminamas naikintuvas numuša droną, turkai prisideda tame, kad dalyvauja šitoj misijoj. Rugpjūčio 16 dieną jau ispanai su savo naikintuvais Rumunijoje numušė dar vieną droną. Tai va, ta prasme, va tos šalis, tokios, kur kas nors gali pasakyti, kad va čia tokie yra anokie, nurašyti jie, nepakankamai čia investuoja į gynybą, bet va jie kažkodėl va tai va patruliuoja virš Baltijos šalių, virš šalių, kurios visiškai neturi savo rimtų oro pajėgų ir vykdo mūsų šalių gynybą ir netgi atmušinėja realius dronus čia. Ir tai pasakyti, kad jie nepakankamai prisideda prie NATO ir mūsų bendros gynybos yra gan toks kvailas momentas iš tikrųjų. Tai va, o tas visas pokytis Europos gynyboje, tai va yra būtent ir yra tame, kad ne per seniausiai va dariau epizodą apie galimas Rusijos hibridinės atakas, kai Rusija gali atakuoti dronais kurią nors NATO šalį tam, kad išprovokuoti NATO atsaką, kad Rusija turėtų pasteisinimą mobilizuotis. Ir tikėtina, kad tų dronų įskridimų į NATO teritoriją bus ateinančiomis dienomis vis daugiau, bet tai čia yra toks va geras pastebėjimas, kad tie dronai yra numušami. Tiek Latvijai numuštas dronas, tiek Rumunijai dabar buvo numuštas, bet šiaip Rumunijai per pastarį mėnesį jau 4 dronai buvo numušti. Nė vienam dronui neleidžiama kažkur įskristi, nukristi ar taip toliau ir taip toliau. Ta prasme, Europa geriau jau yra pasiruošusi paaukoti kažkiek ten tų brangesnių raketų, bet nepraleisti nieko, kas įskrenda į mūsų oro erdvę. Ir tai yra toksai geras ženklas. Na, tebūnie mes dar neturime tinkamos gynybos nuo dronų, bet svarbiausia, kad mes apsiginam, nors ir nuo to mažo kiekio, jau nebesvarbu kaip. Nes tai toks ir stiprus ženklas Rusijai, kad nebandykit, nes mes tiesiog viską numušėm. Tai va yra didelis Europos mąstymo pasikeitimui, kad reikia numušti viską, kas patenka į NATO teritoriją. Didelis šitam epizodui, nes buvo gan smagi istorija ir tikriausiai papasakojau daug tokių niuansų, kurių gal arba nežinojot, arba buvot pamiršę. Palikit komentarą ir tikriausiai susitiksime kitame epizode, kuris palies tikriausiai jau karą Ukrainoje, plačiau apie tai pakalbėsime. O tam kartui pasidžiaugime, kad NATO rodo vienybę ir visos šalis dalyvauja bendrai mūsų rytinio flango gynyboje, įskaitant net tas šalis, kurios kai kurie galvoja, kad yra tokios vangesnės ir mažiau investuoja visą. Tai ne, yra visi tame veikia gan vieningai. Tai yra labai šaunu. Taip, tam kartui iki.